Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamus skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikalus komentaras, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgrįžti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individams gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Kaip šiais išprotėjusio pasaulio laikais yra svarbu turėti savybę, sugebėti suvokti tekstą ir kontekstą. Kai skaitot ką nors, raštiškai išdėstytą tekstą. Taip pat svarbu suvokti ir tekstą, sakoma, verbališkai, tai yra žodžiu, išreiškiant jį per balsą. Suprasti, ką tau sako kitas, su sąlyga, kad tas, kuris tau sako, irgi supranta, ką jisai sako. Arba sugebėti suprantamai, aiškiai, rišliai pasakyti tai kitiems, kurie jūsų klauso, taip, kad jie suprastų. Kadangi į mano kanalą laiks nuo laiko užbrenda naujokai, kai kurie iš jų net ir pasilieka, tai anoks čia griekas, jeigu kai kuriuos aspektus savo kalboj aš pakartosiu. Taigi dabar apie skaitimą ir teksto suvokimo problemas, taip gal pasakyčiau, kai daugelis skaito ir ne tik, kad nesupranta, kas ten parašyta, jau nekalbant apie tai, kas parašyta tarp eilučių, tarkim, grožiniuose tekstuose, bet nesupranta elementarių dalykų, kaip pavyzdžiui, parašyta reiškia tai, kas parašyta tiesiogiai. Imant lietuvių kalbos gramatiką ir kitokias taisyklės, juodom balto parašyta reiškia tik tai, ką parašyta, be jokių improvizacijų. Tarkime, yra Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ar skaitėt Lietuvos Respublikos konstituciją? Nes labai sunku kalbėti suprantamai apie dalykus, kad kiti suprastų, apie kuriuos tie kiti klausantieji neturi nemenkiausių supratimų ir nežino apie tai, neskaitė. Kaip Lietuvos Respublikos konstitucija. Jeigu aš noriu pakalbėti apie ją ir kas ten išdėstyta, tai ką reikėtų atkreipdėmėsi, o tie, kas klausosi, net neskaitė tos Lietuvos Respublikos konstitucijos. Tai ir visokie bajeriukai, tarkim, apie tą Lietuvos Respublikos konstituciją arba rimti dalykai, pastabos, kokie nors ten parodymai į tam tikrą vietą, nieko nereiškia, nes tie, kas juos neskaitė, net nesusigaudys, kurioj ten vietoj parašyta, apie ką ten parašyta, iš viso apie ką ta Lietuvos Respublikos konstitucija, jeigu apie ją tik tai per radiją girdėjo ar internete. Lygiai taip pat ir su kokiu nors, tarkim, tarybiniais laikais būdavo populiarus Gaidajos filmai, ten apie Šūriko nuotykius, ten operacija I ir kiti Šūriko nuotykiai. Ir visi, kas žiūrėjo tos filmus, tarpusavį galėjo bendrauti bajeriukais iš to filmo, ten citatomis. Ir visi suprato, nes visi tą filmą žinojo. Bet naujesnės kartos, sakykime, atstovai, kurie nesupranta rusiškai, nežiūrėjo tų filmų Gaidajaus, apie tą Šūriką bent jau, tai jie ir nesuprastų bajeriukų ir esmės, kodėl žmogus pasakė tokį bajeriuką, kuris ano nesuprantančio atžvilgių yra nesuprantamas, ne vietoj ir hrien paimiu aš, kam jį čia dabar galima pritaikyti. Tai lygiai taip pat ir apie Lietuvos Respublikos konstituciją tiems, kurie juos neskaitė, neįmanoma paaiškinti, kas turima omeny, analizuojant kokį nors vienokį ar kitokį straipsnį. Bet yra toje Lietuvos Respublikos konstitucijoje toks straipsnis, kur parašyta žmogaus asmuo neliečiamas. Aš jau ankstesniuose vaizdainiuose apie tai buvau aiškinęs, kad lietuvių kalbos gramatika pasiėmus, lietuvių kalboje yra linksniai tokie. Reiškia, tai imant tą sakinį, kad žmogaus asmuo neliečiamas, imant žodžius iš eilės paprastai ir analizuojam, kad žmogaus, tai yra kieno, ko, kilmininko linksniai, asmuo, kas, vardininko linksniai.
Asmuo atsako į klausimą, kas vardininko linksnį, o žmogaus atsako į klausimą, kieno ko, kilmininko linksnį. Tai vat tie tos dvi savokos negali būti vienas ir tas pats. Ir žmogus ir asmuo negali būti vienas ir tas pats. Aš jau čia taip kartuoju, kaip žmogaus namas. Tai namas ir žmogus negali būti tas pats, nes namas yra žmogaus. Žmogaus šuo. Šuo ir žmogus negali būti vienas ir tas pats. Nes šuo yra žmogaus, aš jau esu sakęs, o ne žmogus šuns, nors šunį gali atrodyti ir taip. Žmogaus koks nors automobilis, nes automobilis yra žmogaus, o ne atvirkščiai. Nors galbūt išmaniajam automobiliui gali atrodyti kitaip, kad ne jis žmogaus ir ne žmogus jį valdo, o automobilis išmanusis valdo žmogų ir žmogus prie automobilio valdymo negali prisidėti. Tai va tokia ilga įžanga ir dabar siūlyčiau įdėmiai klausytis sąveikui su sistema ir su jos reikteliais, kas jums yra sakoma. Pavyzdžiui, konkrečiai man būnant ten, taip vadinami teisme, biržose, dėl sprendžiant dar ten klausimų visokias neuveskės dėl to atimto mano automobilio, kuris yra mano nusavybė, o ne aš jį valdau tik tai nusavybės teisė, dėl to Ford Mondeo, kurį neteisėtai užgrobė mentai. Tai va, taip vadinamas teisėjas, kuris ten lentoj užrašytas kaip skliausteliuose pran. Aš taip įtariu, kad pranešėjas. Tai va, jis ten pranešėjas, o ne teisėjas. Ko klausė? Sakykim, ko manęs paklausė? Arba kito žmogaus ko paklausė. Jeigu jums teko būti taip vadinamas teismuose, ko jūsų ten klausė? Ir kaip klausė? Ar atkreipė dėmesį? Tai ten klausė, jūsų vardas pavardė, arba jūsų pavardė vardas. Įsiklausykit. Jūsų vardas pavardė. Klausimas. Tai yra, kokia yra jūsų pavardė ir vardas? Arba atvirkščiai. Ką jūs girdit? Pasitelkit lietuvių kalbos gramatiką. Blemba, 3 klasės kursą iš tarybinių laikų, ar 5 klasės kursą galbūt dabartiniams tiems buratinams, kuriems netaip greit viskas daina. Jūsų vardas pavardė. Tai vardas pavardė kieno? Jūsų. Kreipiasi į jumis, kreipiasi į tave, sakykim, tu vyras, kaip aš ten irgi stovėjau, sakykim, ir klausė, jūsų vardas pavardė. Mandagiai atsiklausė, ne tavo vardas pavardė, bet įsivaizduoju, klausė, tavo vardas pavardė, tai tavo kas? Vardas pavardė. Tai yra tik tai tavo kažkokie daiktai, subjektai, taip kaip tavo šuo, tavo namas, tavo mašina, taip ir tavo vardas pavardė. Tai tie vardas pavardė yra tavo, bet tai esi ne tu. Ar susimastei kad nors apie tai? Mariaus paskaituose senuose apie tai buvo sakyta, kad vardas ir pavardė tai nėra pats žmogus kaip teisinių santykių subjektas, o to labiau nėra vyras moteris. Tai vyras ir moteris nėra jo naudojami vardas ir pavardė. Arba jeigu kreipiasi į tą, kas įklimpė sistemoje, tai vardas ir pavardė nėra pats asmuo, sakykim, gal kaip teisinių santykių subjektas, o tik jam priskirti, primesti tie duomenys, vardas ir pavardė, jeigu sistema primetė. Ir pats žmogus, vyras, moteris, nesugeba paimti tų vardo ir pavardės grinai savo valdžion ir jais naudotis, uždrausdami kitiems naudotis tuos duomenis, kuriais jie naudojasi. Tai yra vardu ir pavardė, ar pavardė ir vardu. Ne esmė. Tai esmė tame, kad aš norėjau pasakyti, kai jums sako jūsų vardas pavardė, prisistatant, reikia žinot, ką atsakyti tokiam taip vadinamam teisėjui, jeigu jūs esate teisme. Sakykime, ką aš atsakiau. Aš atsakiau, kad esu vyras, besinaudojantis tam tikrų statusų, kuriam buvo priskirtos tokios žinios, ne duomenys, bet žinios. Tai yra vardas ir giminės vardas. Aš pavardę vadinu giminės vardu ir visur įvardiju, net raštuose, sakykime. Tai jeigu aš esu dokumentaliai, reiškia to vardo pavardės ar atvirkščiai, savininkas tų duomenų
ne tik valdytojas, naudotojas, bet ir savininkas, ir jais disponuoju, ir aš sprendžiu, ką su jais daryti, tai aš ir nurodau, kuom aš naudojuosi, bet tuo, kuom naudojuosi, nesu aš, o tai tik tai yra kažkoks objektas, subjektas, kuriuo aš naudojusi. Taip kaip jūsų namas, jūs ir atsakot, ten, jeigu tam namui yra priskirtas koks numeris, tai sakot, jūsų namo numeris, jūsų vardas pavardė, jūsų namo numeris, tai jūs atsakot ten koks nors ten, 14. Bet tai nereiškia, kad tas žodis 14 arba užrašytas skaičiukas 14 arba tas namas, ant kurio užrašyta 14, esate jūs. Tu juk nesi namas, tai yra tik tai tavo namas ir kai klausia, tavo namo numeris, tu atsakai tą numerį, bet nesitapatini su to numeriu. Arba tavo ten automobilis, tavo automobilio ten numeris, arba tavo automobilio markė. Jūsų vardas pavardė, tavo automobilio markė. Tai tu sakai, Ford Mondeo. Arba numerį gali pasakyti, jeigu klausia numerį. Bet tu juk nesi tas numeris. Tu juk nesi ta automobilio markė, tu juk nesi Ford Mondeo tam. Ar nesvarbu koks nors kauroviecas motociklas. Tai atskirkit. Ir kai klausia jūsų ten, kas nors, ką nors, nesitapatinkit. Yra, mano vardas pavardė, tai mano, tai yra, aš esu atskirai, aš tas neįvardyjamas. Tas su visomis prigimtinėmis teisėmis ir laisvėmis, vos tik mane čia pagimdžiusi į šitą pasaulio sielą įtėjusi tą kūną. O ta siela yra esu aš ten, be vardo, be lyties, be atpažinimo ženklų neidentifikuojamas. Aš ir esu tas, įlindęs į vyro kūną, kurį jau galima identifikuoti kaip vyrą, arba jeigu įlystų sielą į moters kūną, galima identifikuoti kaip moteris. Daugiau lyčių nėra, yra tik išimtis nesveikos genetiniai ten tokie, višgaidžiai tie vadinami ir viskas. Tai tą galima pasakyti, aš esu aš, o ten vardas, ten, mano kūnas, sakyk, mano kūnas, tai mano kūnas irgi esu ne aš, nes tai yra tik tai mano kūnas, kaip mano šuo. Tai mano kūnas yra mano, bet kūnas yra ne aš. Ne ta dvasinė būtybė, ta esybė, siela per dūšę atėjusi tą kūną, o tik tai kūnas, mano švarkas. Susidėvės švarkas, išmesi ten ar atiduosi kažkam kitam, nesvarbu ten, išmesi, sakykime, mane. Užsivilksi kitą švarką, tu užsivilksi kitą švarką, o tas švarkas pasiliks, tai nereiškia, kad tu esi tas švarkas ir tau kapiec, išmeti į šiukšlyną. Ne, tai lygiai taip pat, mano kūnas irgi yra ne aš, o tik mano kūnas. Aišku, keistas toks paradoksas gaunasi, tai, kai sako, mano siela, arba te ilsisi jos siela ramybėje. Kieno jos ar kieno jo siela ramybėje. Tai reiškia, siela irgi yra ne jis, ne tas kieno ta siela, o siela yra tik tai kieno. Tai siela irgi yra kažkoks, daiktas, neapčiuopiamas reikalas, dalykas, kuris yra kieno, to, kieno, mano siela. Taip pat aš esu aš, o mano siela yra atskirai irgi. Ir mano siela nesu aš, o tik mano siela. Tai tas aš yra toks neapriepiamas, neapčiuopiamas, nenusakomas, toks absoliutus, kad mums, esant tuose žmonių kūnuose ir besinaudoja tą anteną vadinamą smegenim, neįmanoma turbūt apriepto savokos ir ją pasakyti. Gal kai kurie atskiri ten nušviteliai, kaip sakom, buvo toks Buda, dar ten kokių išminčių, galbūt jie ten nušvito tą sąmonį, jie ten suvokė visą tą absoliutą. Tai kas aš, kas tu, kas jie, yra plati ir atskira tema, bet niekada nesitapatinkit su sielomis, su kūnais, su daiktais, su išgalvotais vardais, pavardėmis, kuriuos jum davė, nes kai čia gimėt jūs, ne jūs patys užsidėjot savo tos vardus, prisiskyrėt pavardės, ne? Tu atskirkit, kas yra kas, o kas yra mano, ar kas yra jūsų, ar kas yra tavo. Kas esi tu, kas esi tu ir kas yra tavo. Tai reiškia, tu valdai, naudojasi ten tuo. O tu ir tai, kas tavo, ne vienas ir tas pats.
Taip kaip kumštis. Mano kumštis, bet aš ne kumštis. Suvokite tą pagaliau per paprastus dalykus, per elementarią kalbą, per lietuvių kalbos gramatiką, nes aš jums dabar taisyklingai lietuviškai kalbu, suprantama kalba. Suvokit tai paprasčiausiai, pamėginkit suvokti. Nes kai prasileidi tokiuose dalykuose, netkreipi dėmesį į tai, kas tau sakoma, o tie, kas sako, atkreipi dėmesį į tai. Prasileidai, gavai pliuchą, toliau būsi suvalgytas, susitapatindamas su kuo nors tuo, ką tas pasakiusis jis teigia. Jūsų vardas pavardė. Juk neklausia teismuose, kas tu. Juk nesako taip. Mandagiai, kas jūs? O jūs ten atsakot, arba tu atsakai, aš ten, besinaudojantis, ten kokią nors ten dušę per sielą atėjusi į šitą vyro kūną, besinaudojantis, ten tokiu ten žinia, vardu ten, ar giminės vardu. Juk neklausia, kas tu. Sako, jūsų vardas pavardė. Tiesiogiai su jumis, bent jau teismuose, sakykime, jie neturi mechanizmų, kaip tiesiogiai su jumis bendrauti. Tie juridiniai asmenys ir juos atstovaujantis fiziniai asmenys, arba tarnybiniai asmenys. Rusų kalboje yra ten, должностное лицо, lietuvių kalboje, nežinau kaip pasakyti. Tai tam kartui norėjau tiek ir pasakyti, tą gavorką po Freudo, kaip sakant. Nepykit, kad čia pamikčiau biškį, aš nesiruošęs be konspektų, šneku tiesiai taip kaip yra, iš pirmo dublio, nekarpydamas nieko, tai jau atleiskit, kaip pasakiau, taip pasakiau. Bet prisiminkit, ką sakiau, ir įsidėkit į savo makaulės. Į savo makaulės. Makaulės tai ne jūs, tai tik tai jūsų makaulės. Sėkmės visiems.